Dar vienas neprisistatęs skaitytojas klausia, koks yra jūsų tikslas taip dažnai dabar filmuoti mergaitę ir ją rodyti? Du kartus buvo mergaitė nufilmuota ir jeigu tai yra dažnai lyginant su tuo, kiek buvo fotografuojama, filmuojama ir šiai dienai reikalaujama, kad visa filmuota medžiaga būtų paviešinama ir panašiai, kiek mes matome internetinėje erdvėje mergaitės nuotraukų, netgi nepridengiant veido platinimo, tai aš manau, kad šiuo atveju jokių būdų negalime mes pasakyti, kad mes dažnai ir tą darome ir su kažkokiu tai išskirtiniu, nesveiku interesu. Tai, o antras dalykas, 2 kartai buvo padaryta tam, kad buvo tam tikros spekulacijos, jog mergaitė bus ar nužudyta, ar kažkas tai su ja bus padaryta. Tai iš tikrųjų visiškai man atsitiktinai užmezgus kontaktą su mergaitė po tos perdavimo procedūros, tokios kraupios perdavimo procedūros, kilo mintis mergaitę pafilmuoti ir tiesiog tada tam, kad būtų galimybė užčiaupti visiems burnas, kad štai mergaitė yra perduota ir su jie kažkas padaryta, arba mergaitė be galo nelaiminga susitikus su mama ir įvykdžius teismo sprendimą. Tai tuo tikslu buvo išplatinta šita filmuota medžiaga. Mes matome, kad netyla tam tikra grupė žmonių, vėlgi leidžia visokiausius gandus ir taip toliau, kad mergaitė kažkas yra padaryta, arba kad jinai reanimacijoje buvo, arba kad dar kažkas atsitiko ir taip toliau, kad vienu žodžiu tenais viskas blogai. Arba kad nėra jokio kontakto, kaip būtent priešinga pusė teigia, kad su mama jokio absoliučiai kontakto nebėra, kad mergaitė nenori gyventi su mama ir kad visą laiką stengdavosi tą parodyti, kad štai ir filmuotose medžiagose, ir garso įrašuose buvo platinama ta informacija, kad mergaitė lyg tai savo poziciją išdėsto, kad aš su mama, su Laima nenoriu gyventi. Tai štai tai yra vėlgi pafilmuotas labai trumpas momentas, kaip jie bendrauja, kaip jos žaidžia ir mes matome, kad nieko panašaus nėra, nevyksta ir kad jie jau nebeturi tų argumentų, kuriuos galėtų dabar naudoti, kad štai mergaitė yra nelaiminga ir kad mergaitė nenori bendrauti ar būti su mama. Skaitytoja Ramunė užduoda 2 klausimus, gal aš iš karto juos abu ir perskaitysiu. Kas važiavo autobusu kartu su Laimutė Stankūnaitė ir jos dukra ir koks buvo advokatų vaidmuo važiuojant autobusiuku į slaptą vietą? Tai aš galiu pasakyti taip, kad tuo metu buvo paruošta pirmiausia greitoji medicinos mašina, greitoji pagalbos mašina, kuri jeigu būtų tik tais kažkokia tai sveikatos kažkokie tai sutrikimai, nesvarbu kokie, ar tai būtų psichologinės kažkokios problemos, ar būtų mergaitė patyrusi dėl didžiulį stresą, šoką, dėl to, kad tokiu būdu tik tais galima buvo įvykdyti teismo sprendimą. Tai arba būtų kažkokios kitos sveikatos problemos, tarkim, mes nežinome, ką jinai galėjo suvalgyti prieš tai, kas jai galėjo būti duota, tai tokiu atveju tada buvo pasiruošę medikai iš karto ateiti pagalbą. Kadangi to neprireikė ir viskas buvo gerai, tai automobilėje be Laimutės ir be manęs ir mergaitės buvo tik tais apsaugos darbuotojai ir mes važiavome tam tikrą maršrutą, po to aš buvau išlaipintas ir kur jie toliau nuvažiavo, aš nebežinojau, kadangi pradėjo veikti tada vėlgi toliau asmenų apsaugos programa ir į kurią gydymo įstaigą jinai buvo vežama patikrinti visapusiškai jos sveikatos būklę, aš net nežinau. Tai, bet mes tik tai žinome, kad iš karto buvo pasirinktas maršrutas nuvažiuoti į gydymo įstaigą, buvo mergaitė patikrinta, buvo gautos medikų išvados ir tos išvados buvo paskelbtos viešai, kad su mergaitė viskas yra gerai. Kitas klausimas. Ar turite teisę dirbti su įslaptinta informacija įstatymų nustatyta tvarka? Ne. Turite. Trumpai ir aiškiai. Taip, toliau. Advokatė, gal pagaliau atsakysite į klausimą, kodėl išvakarėse treniravotės, kaip išnešti mergaitę, nors po to sakėte, kad ją išnešėte tik todėl, kad ji buvo be batukų.
kiek pagrįsti tie kaltinimai, kad tiksliau, mintis pasisakymai, kad išvakarėse buvo treniruojamasi apskritai? Aš noriu pasakyti, kad pirmiausia, mergaitė 4 metus buvo treniruojama. Ir visi tie, kurie kalba, kad mergaitė turėjo būti įtikinta, kad jinai pati išeitų, tai yra absoliutus naivuoliai, kad per 10, 15, 20 minučių, per valandą, per 24 valandas ar per savaitę galima būtų įtikinti mergaitę, kad jinai vis dėlto jau gali jaustis saugi ir kad kas tai yra teismo sprendimas ir kaip jisai privalomai turėtų būti vykdomas pačios mergaitės. Tai čia tegul pasiskaito vaiko psichologiją ir ypatingai būtent tą dalį, kur vaikas yra įtakojamas. Ir kaip jisai elgiasi tokiais atvejais ir kaip galima būtų tada, ko reikėtų, kad iš tikrųjų psichologiškai, įtikinėjimo būdu, tokiu keliu einant, vaiką priversti išeiti pačiam geranoriškai iš tų namų. Antras dalykas, mes negalime naudoti, tarkime, tų įtikinėjimų 24 valandas. Tai jeigu mes kalbėsime valandą laiko, mergaitė pavargs, mes turime pasitraukti. Vadinasi, grįžta jinai į tą pirminę padėtį, į tą aplinką ir aplinka vėl ją grasina, o mes matome, kad mergaitė kalbėjo, jog mane nužudys, aš noriu gyventi, aš su taip negyvensiu. Tai reiškia, kad vėlgi tą patį psichologinį spaudimą pritaikius mergaitį mes vėlgi grįžtame į pradinį tašką ir vėl mes sėkmingai galime įtikinėti ir metus, ir 2, ir netgi ir suaugus niekados neišeis. Čia yra tokia situacija ir jeigu tada vaikas yra tokioje aplinkoje, kuris negali saugiai jaustis, jis niekados nepatikės, kad su juo viskas bus gerai, tol, kol jisai priklausys tai aplinkai. Tai vienas momentas. Tai todėl buvo ir analizuojama, ką reikės daryti, jeigu, tarkime, nepavyks įtikinti, kad mergaitė, ir ne tik mergaitė, bet ir kad Neringa Venckienė įvykdytų teismo sprendimą tokiu keliu, kad mergaitė pati išeitų. Dar vienas dalykas, noriu ką pasakyti, kas yra labai svarbu. Laikinosios globėjos pagrindinė funkcija tai yra paruošti vaiką grįžimui į šeimą. Paruošti, šiuo atveju Neringa Venckienė privalėjo mergaitę, kad jinai ateis tam tikrą dieną ir jinai būtų pasiruošusi grįžti pas mamą. Tai mes matome, kad per tuos 4 metus jinai nuteikinėjo mergaitę visais įmanomais būdais, kad jinai negrįžtų pas mamą. Tai ką tokiu atveju tada reikėtų daryti? Ką daro tėvai, kada vaikas nenori, pavyzdžiui, eiti ruošti pamoką? Kada nenori eiti miegoti, kada nenori eiti valytis dantų ir taip toliau. Ir tai jie dar turi galimybę įtikinti. Ir tas vaikas žino, kad jisai į kitą aplinką nepapuls, jis vis tiek anksčiau ir vėliau privalės paklusti. O tokios mes prabangos šiuo atveju neturėjome. Tai vaiką paimti ant rankų ir išnešti pačiai mamai, tai buvo nuspręsta, kad tai yra kraštutinė priemonė, bet tada, kada buvo psichologų pasakyta, kad nebebus galimybės kitaip pasielgti, buvo priimtas sprendimas tada įeiti į patalpą mamai ir pasimti vaiką ir išsinešti. Tas ir buvo padaryta. Labai trumpas klausimas, nuo ko šiuo metu yra saugoma mergaitė? Ar galima taip įvardinti? Nuo įvairių grėsmių. Tai pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad Laimutei Stankūnaitei ypatingai yra grasinama, ypatingą tą tokį persekiojimą demonstruoja ta minia ir ta aplinka Kėdžių Venckų, todėl jau iš čia kyla tam tikros grėsmės. Mes žinome, kad visuomenė įvairių yra asmenų ir kaip jie gali pasielgti šiuo atveju, kol dar šita visa istorija yra tokia šviežia ir karšta, tai sunku pasakyti, kas galėtų nutikti. Antras dalykas, kažkodėl tai grasinama visiems, ir antstoliai, ir man, ir tarkime, ir vaikų teisių apsaugos specialistam, ir kontrolieriai, ir netgi policijai ir panašiai. Tai nėra normalu. Ir vadinasi, tam tikros yra grėsmės. Kitas dalykas yra dar neištirta iki galo žudynių byla. Ir lyg tai yra duomenų, kad veikia, galimai veikia drąsius
kad jis ne vienas, o su kažkuo tai, kas tas asmuo, kur jisai yra, kokios gali kilti grėsmės iš to asmens. Mes nežinome. Žinome, kad po viso to kažkokiam keistom aplinkybėm žuvo dar vienas žmogus, tai yra Milinis, Vaidas ir berods. Tai tokiu atveju tada vėlgi mes matome, kad iš tikrųjų yra ko saugotis, yra ko bijoti ir kol kas ta apsauga yra visiškai pagrįstai skirta. Skaitytoja Sandra domisi, kodėl galvojate, jog pedofilų klano Lietuvoje nėra? Ar esate pasisakęs tuo klausimu? Nes suprantat, kaip yra pedofilų klanas, pirmiausia, tai mes jį turėtume žinoti, kur jis yra. Jis vis tik, jeigu jisai toksai veiktų, aš manau, kad anksčiau ar vėliau tai išaiškėtų ir tai tada turėtų teisėsauga išaiškinti tokius dalykus. Aš manau, kad pavieniai tokie kaip pedofilai, jie egzistuoja, mes matome, kad yra baudžiamos bylos ir tie asmenys yra išaiškinami ir sodinami į kalėjimą. Bet jeigu kalbėti kitaip truputėlį apie pedofilų klaną ir apie jo įtaką, kas dabar sakoma, kad labai įtakingas tas klanas ir kad jisai gali valdyti Lietuvą ir taip toliau, tai aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, tai yra tiesiog neįmanoma dėl paprastos matematikos, nes pedofilai, jie jau yra už įstatymo ribų. Vadinasi, vienam su kitu bendrauti pedofilom arba netgi sukurti tam tikrą klaną yra pakankamai sudėtinga, kadangi jie kaip veikiantis prieš įstatymą ir bausmės yra gana griežtos ir jie iš tikrųjų ir visuomeniai smerkiami, ir kalėjimai jie smerkiami ir taip toliau. Na, tai šitie asmenys ypatingai saugosi. Jie saugosi visos aplinkos ir visko. Tai reiškia, kad mažai tikėtina, kad apskritai galėtų pats klanas toksai susijungti ir veikti kaip kažkoks tai gyvas organizmas, kuris galėtų įtaką daryti ir visuomenėje, ir valstybėje, ir taip toliau, ir tam tikrose institucijose. Ir jeigu teismas neapčiopia jokių požymių, kad, pavyzdžiui, kažkas tai galėjo kažką tai daryti, tai tokiu atveju tas apkaltinimas teisėsaugos, kad dangsto klaną kažkokį tai, arba pati teisėsauga su tuo klanu susijusi ir taip toliau. Žinot, tai didesnės nesąmonės iškovoti neįmanoma. Ir iš kitos pusės aš noriu dar ką pasakyti, labai svarbu yra. Tai pirmiausia, mūsų valstybėje mes matome, kad tada, kada buvo atgauta nepriklausomybė, tai nėra labai sena istorija, mes matėme, kokios siautė Lietuvoje gaujos, nusikaltėlių gaujos, kaip jie privatizavo tam tikrus objektus, kaip jie iš tikrųjų tapo ir galingi finansiškai, ir fiziškai galingi. Jie darė įtaką didžiulę ir teisėsaugos institucijom, ir teismams, ir prokuratūrai, ir iš tikrųjų atrodė veikia nebaudžiami. Tačiau valstybė per tuos 20 kelis metus jinai sugebėjo taip sustiprėti ir susitvarkyti, kad mes nebematome tų gaujų, mes nebematome tų tokių būriavimosi, tų iš tikrųjų tų tikrųjų nusikaltėlių, kurie jautėsi kažkada tai šeimininkais Lietuvoje. Jų vieta buvo kalėjime ir jie pakankamai sėkmingai tenais dabar atlikinėja bausmes. Ir tai jeigu jie turėjo tuo metu įtaką ir teisėsaugai, ir pinigų turėjo, ir nevengė naudoti smurto, ir mes matome patį brutaliausią smurtą, tą darydavo, žmonės žudydavo, tai teisėsauga išdrįso tą triuškinamą smūgį suduoti ir nebijojo, ir teisėjai iš tikrųjų atliko ir prokuratūra, ir teisėsauga, ir teisėjai sodino tos žmonės į kalėjimus ir nieko nepabūgė. Tai negi kažkokio tai dabar menamo pedofilo klano nesutvarkytų mūsų valstybė. Nesąmonė yra. Gerai, dabar skaitytojas Blažys klausia, kaip manot, ar nekils šalyje revoliucija, nes žmonėms nusibodo absoliutus nesiskaitimas ir ignoravimas? Žinot, jeigu kažkokia tai byla arba keisto elgesio moteris sugebėtų išprovokuoti šalyje revoliuciją,
aš būčiau labai nustebęs. Iš tikrųjų labai būčiau nustebęs, nes revoliucija paprastai kyla, kada iškeliami tam tikrai tikslai. Kažko tai siekiama. Dabar apginti mergaitę siekiama. Nuo ko apginti? Ir aš nevengiu išeiti į viešumą, aš nevengiu tam tikrų laidų, kad ir kaip būčiau puolamas, arba juodinamas, arba tenais šantažuojamas, grasinama man būtų, aš turiu argumentus. Ir tegu mano priešininkai atsikerta į tuos argumentus ir nekalbėdami apie emocijas, nemusikuodami, neižinėdami, tenais grasindami, tai tokiu atveju tada mes matysime, kieno pusėje yra tiesa ir iš tikrųjų kas turi persvarą šitą vietą. Tai jeigu kalbėti apie dabar bandymą išprovokuoti neramumus, aš manau, kad valstybė tada turėtų atkreipti tai dėmesį ir užkirsti tam kelią. Ir iš tikrųjų asmenys, kurie pasisako prieš mūsų santvarką, pasisako prieš teisėsaugą, ragina ir kursto žmonės vykdyti savo teisingumą, tai tokiu atveju tada turėtų būti atitinkamai teisiškai vertinta ir tie žmonės faktiškai prieš įstatymą turėtų atsakyti. Ir aš manau, tas bus padaryta. Taip kad aš manau, kad mes iš tikrųjų per 20 metų sukūrėme savo nepriklausomą valstybę, mes joje gyvename, gyvensime ir nemanau, kad kažkokios tai revoliucijos įmanomos. O iš kitos pusės pragyvenimo lygis, to pragyvenimo lygio kalviai esame mes patys. Ir jeigu mes kuo daugiau stengsimės ir dirbsime valstybės naudai, tuo mes geriau gyvensime, tuo mažiau mes būsime užimti kažkokiam tai istorijom tokiam kaip ši. Dar vienas skaitytoja klausia, ar tiesa, kad Laimutė Stankūnaitė 2008 m. kovo 19 pasirašė taikos sutartį su Drąsiumi Kedžiu dėl dukros gyvenamosios vietos nustatymo su tėvu? Prašau atsakyti tiesiog taip arba ne. Negaliu taip atsakyti taip ar ne, kadangi ta taikos sutartis iš ryto pasirašyta, vakare jau buvo apskusta. Tai taip ir ne. Dalis skaitytojų klausimų buvo skirta Laimutei Stankūnaitei, tačiau mes juos šiek tiek pakeitėme ir vis tiek galbūt galėtumėt bent keliais žodžiais atsakyti, dabar jau taip neišsiplečiant, nes tų klausimų dar tikrai yra nemažai. Ar apskritai esant tokiai situacijai dar galite įsivaizduoti, kad Laimutė Stankūnaitė su dukra galėtų gyventi Lietuvoje? Negaliu šitą klausimą atsakyti, kadangi viskas priklausys nuo mūsų pačios visuomenės, nuo jos galų gale supratimo, tolerancijos, nuo noro keršyti, nuo noro kažką persekioti ir, kas yra svarbiausia, nuo noro vykdyti patiems savo teisingumą. Jeigu mes suprasime, kad mes esame civilizuota tauta, jeigu mums nepriimtini linčo teismai, jeigu mes teisybės ieškome teisme, tai tokia atveju tada aš manau, kad šitoje šalyje įmanoma visiems gyventi. Bet jeigu mes galvojame kitaip, tai tokia atveju nei Laimutei su dukra, nei mums patiems yra saugu gyventi tokioje šalyje. Kitas klausimas, ar mergaitė galės matyti su seneliais ir teta? Kai sulaukite tokios priešpriešos pasipriešinimo iš jų, ar dar įmanoma, kad mergaitė galės apskritai su jais matytis? Aš galbūt šitą klausimą perfrazuočiau kitaip. Ar nebus kiršima tokiu pačiu būdu, kaip buvo elgiamasi su Laimutė Stankūnaitė, tai neleidžiant matytis arba įvairiais įmanomais būdais stengiantis tuos pasimatymus trukdyti ir panašiai. Tai aš noriu pasakyti, kad Laimutė šiuo atveju yra visiškai kitoks žmogus, visiškai kitaip elgėsi, nei karto neįžeidė, nei Neringos Venckienės, nei jos tėvų ir savo dukros senelio, jinai niekad nekalbėjo priešiškai prieš buvusi savo dukros tėvą ir tik laikas parodys, ar bus įmanoma tai padaryti, ko seneliai dabar norėtų ir ar patys seneliai norės tą daryti. Nes klausimas irgi kyla, ar jie tik tais dėl to iš tos didelės meilės taip elgėsi su mergaite, ar buvo kitos priežastys, kurios gali būti ateityje, artimoje ateityje paaiškės. Ar galite sąžiningai pasakyti, kad Laimutė Stankūnaitė su dukra vis dar yra Lietuvoje? Ir galbūt, taip. Ir galbūt galėtumėt pasakyti kažkokius tai argumentus, telefoną. Argumentus tą patvirtinančius faktus, ar bent kažką tokio. Pirmiausia, tai aš noriu pasakyti, kad yra
numatytas teismo posėdis ten keletos bylų. Ir Laimutė turės dalyvauti vienokiu ar kitokiu būdu ir tokiu atveju tada vien tas faktas patvirtins, kad aš nemeluoju šiuo atveju. Aišku. Ar su mergaitė jau matėsi Laimutės Stankūnaitės tėvai, kiti seneliai? Kokie žmonės apskritai gali matyti su mergaitė šiuo metu? Na, pirmiausia, tai ar tėvai matėsi, aš nežinau, tiesiog net nepaklausiau. Tai, kad jie bendravo per Skype, galiu patvirtinti, o ar fiziškai tas buvo padaryta, aš nežinau. Dabar dėl kitų asmenų, tai pirmiausia, dirba psichologai ir dirba socialiniai darbuotojai ir dirba apsaugai ir kiti žmonės, kurie pagal įstatymą tą gali daryti. Taigi, o kas gali lankytis, kur jinai gyvena ir taip toliau, tai yra valstybės paslaptis ir tokiu atveju ten jau gali lankytis tik tais tie žmonės, kuriems yra suteikta pagal įstatymą tokia teisė. Taip, dar vienas klausimas. Mažametė patyrė ir patiria galbūt skaitytojų įsitikinimų didžiulį stresą. Ar įsivaizduojate, kad jie galėtų apskritai pamiršti kada nors tai, kad jai teko patirti per pastaruosius metus? Suprantat, kaip psichologai netgi nekelia tokio klausimo, kad jinai būtinai turėtų pamiršti. Psichologai kaip tik sako, kad jinai turi kalbėti, išsiverkti, nes yra dėl ko verkti. Yra 4 metai prarasti ir patys brangiausi. Vaikystė pas mus yra pakankamai trumpa, o iš tos vaikystės būtent šiai mergaitai buvo išbraukti 4 metai, kada jinai negalėjo bendrauti, matytis ir gyventi su savo mama. O jinai turi suprasti, kas buvo, kas įvyko. Jinai turės suprasti visus tos ginčius ir tas rietinas ir teisminius procesus. Ir čia yra svarbiausia nepamiršti, svarbiausia suprasti, svarbiausia žinoti, kas iš tikrųjų buvo. Ir po to tada kiekvienas žmogus gali gyventi toliau. Na ir jis pakankamai psichologiškai tada yra sveikas ir stiprus. Kita skaitytoja domisi. Laimutė Stankūnaitė nekartą minėjo, kad jai finansiškai padeda geri žmonės. Kiek iš tų pinigų tenka skirti advokatui, o kiek jį gali išleisti savo reikmėm? Aš manyčiau, kad nebenoriu aš jau spekuliuoti šitą temą, kiek advokatas kainuoja, kiek kai kurios bylos vedamos už simbolinius mokesčius arba iš viso nemokamai. Labai įvairiai būna ir mes galbūt skaičiuokime kiekvieną savo pinigus ir mes būsime tik tais tada turtingesni ir mažiau pavydėsime. Ir tikrai nei Laimutė yra ko pavydėti, nei man yra ko pavydėti. Ir aš manau, kad ateityje aš daugiau apie pinigus nenorėčiau kalbėti iš jūsų. Ir pabaigai tada, kiek laiko dar atstovausite Laimutę Stankūnaitę? Kol užbaigsime teisminius procesus. Ir jeigu jie tenkins mano teisinių paslaugų kokybę teikiamą. Ar įsivaizduojate, kada galėtų viskas baigtis? Na, aš manau, kad kadangi turi didžiulį žiniasklaidos dėmesį visą šitą istoriją, aš manau, kad ir teismai, ir kitos institucijos veiks darniai, siekiant, kad per kuo trumpesnį laiką būtų viskas išnagrinėta, nustatyta tiesa, atsakyta į visus užduotus klausimus ir padėta šitoje istorijoje taškas. Norėtume padėkoti advokatui Gintarui Černiauskui už atsakymus, o plačiau apie šį interviu prašome skaityti naujienų portale Balsas.lt.